Tai labas ir sveiki atvykę į naują videoblogą. Atostogos prasideda. Ir šiandien yra šeštadienis. Tai aš vakar baigiau darbą 3, kas buvo labai anksti ir labai faina. Tai vakar baigiam susidėti daiktus, apsitvarkėm, pailsėjom šiek tiek ir šiandien 10 ryto išvažiavom iš namų. Dabar yra po 11:20, tai šiek tiek nuvažiavom. Stabtelėjom dabar degalinį, pasiėmėm atsigerti ir važiavom toliau. Ir šiandien mūsų tikslas yra nuvažiuoti, tada beveik prisisektumam. Jo, ir dabar mūsų tikslas yra nuvažiuoti iki Sturlien, tai yra Švedijoje miestas. Pirmas didesnis, ar tiesiog pirmas miestas, kuris yra už sienos. Ir tenai biškį apsipirksim dar ir važiuosim toliau. Tai, o turimės rytoj keltą iš Stokholmo, šalia Stokholmo, į Ventspilį. Tai jau išvažiuojam gerokai anksčiau, nes kad neskubėt, dar turėsim laiko sustoti kažkur, pasivaikščiot, kažką apžiūrėt. Tai dėl to neskubant ir išvažiuojam, anksčiau. Kad tiesiog nesėdėt namuose pusę dienos. Ne, realiai 5 valandom mes anksčiau atvažiuosim, tai 4 gal. Jo. Ir dar plus mes turim vieną pasikrovimą, aš noriu pasikrauti. Tai 4 kokios gal valandas iki išplaukimo tikriausiai. Bet vis tiek ir prie kelto reikia anksčiau. Mes Stokholme būsim anksčiau žymiai, bet mes ten kažkiek laiko praleisim. Tai... Jo, tai pažiūrėjom, kad gal kažkur į centrą biškį nueisim, pažiūrėsim, ko ten yra. Tai va, o dabar važiuojam iki Sturlien, tai gal nes jau sakau už sienos, tai būsim Švedijoje. Apsipirksim kažko dar skanumynų, gal lauktuvių. Mano sesė užsiprašė tokių saldainių. Saldainėje? Ne, vafliukai su šokoladu, žodžiu, tai paimsim dar šitų, gal dar kažką prigriepsim ir važiuosim toliau. Tai atostogos prasideda šitame vloge ir gero žiūrėjimo. Tai va, pasipirkom mūsų šitam Sturliene. Iš tikrųjų buvo keista nepirkti daug dalykų, nes čia mūsų šita yra parduotuvė, kur mes perkam, važiuojame pasipirkti tą didesnį kiekį, tai dabar taip keista nedaug nusipirkti. Pasiėmiau tokių kažkų lęšių, traškučių visai nieko. Tai pabaigiam nupirkti skanumynų ir judėsim toliau.
Tai labas, jau kita diena. Turim, kiek čia, po 9:11. Ir jau mus jau įleido į keltą ir jau atėjom į kajutę. Išplauksim 11 ir plauksim iki 9 vakaro į Ventspilį. Tai pasiėmėm ir kajutę, kad pasnausti, šiek tiek pailsėti, nes vis tiek gan ilgas tas plaukimas. Tai dėl to pasiėmėm ir kajutę. Nes vis tiek, kai keliauju su šuniu, dar moki ir šuns bilietą. Ten nebuvo labai didelis skirtumas tarp kajutės ir ne kajutės, tai vertėjo tada pasiimti, kad galėtume ir išsitiesti. Tai labas, jau ir dar kita diena. Iš tikrųjų, ką vakar išlipom iš kelto, išvažiavom. Tai buvo jau apie 9, tai išlipom Ventspilį. Ir tada važiavom jau visą laiką iki pat Kauno. Ir visą kelią iš tikrųjų labai žaibavo nuo jūros. Po to pradėjo lyt, bet tai protarpiais, tai lijo, tai nelijo. Tai grįžom tik tais apie 5, nebuvo? 4. Jo, grįžom po 4 biškutį. Ir šitą laiptinės kodą aš tai neatsimenu visiškai. Edgaras irgi neatsiminė. Ir visai pamiršom paklausti mano sesės prieš tai, nes jinai atsimena tą kodą. Tai aš vidury nakties skambinau savo sesiai. Tai gerai, kad ten neįsijungus jokio ten miego režimo, kur negali prisiskambinti. Tai iš antro karto atsiliepė visą užsimiegojus. Bet gavom tą durų kodą ir įėjom. Įėjom iš karto miegotėjom. Iš tikrųjų labai keista grįžti čia į namus, nes aš čia nebuvus, kiek aš čia nebuvus? Pernai birželio, tai kiek čia, šiek tiek daugiau nei metai. Tai iš tikrųjų keista taip sugrįžti, bet, niekas kažkaip net pasikeitė. Aš atsimenu, kai aš grįžau į namus čionais, kada dabar, po pirmo mūsų ilgesnio pasibuvimo Norvegijoje ir po beveik 2 metų nebuvimo Lietuvoje. Tai man įėjus iš tikrųjų namus labai keisti buvo namai, nežinau, tos formos kažkokios labai kambarių buvo keistos. Nežinau, aš atsimenu, kad žiauriai man buvo kažkokie labai keistai akim žiūrimi namai. Bet va, šį kartą kažkaip jau įeina jau kaip nieko. Tai šiandien iš tikrųjų atsikėlėm, man atrodo, apie 10 ar pusę 10 kažkas buvo. Tada važiavom į Lidlą ieškoti pusryčių. Tai nusipirkom tuos šiltus, kur kibinai ar ten kruasanai. Tai labai šitų visai pasilgė. Patam nuvažiavom į Megą, apie Megą. Irgi taip seniai vaikščioti, taip įdomus jausmas vis tiek. Nusipirkau naują pakabuką, nes labai norėjau mažo tokio pakabuko, o aš turėjau 2, bet jos rėjus realiai nudreskė. Kai būnant ant rankų, tai su letena savo prispaudžia ir nudreskia. Šitą gal reiks pasaugot. Tai va, po to dar vedėm rėjų į kirpyklą. Pirmą kartą iš tikrųjų nuvedėm į kirpyklą. Jį labiau, nekirpti, nes jis trumpo plauko, bet kad iššukuotų, nes jisai labai šeriasi.
Ir jo plaukas toks sunkiai nusiema, nes aš kad ir namuose jį šukuoju, bet vis tiek to plauko lieka daug ir jisai nelabai norisi lengvai išsišukuoti. Ir tas plaukas gan storas ir daug jo, tai žodžiu. Bet kažkaip aš iš tikrųjų niekad ir anksčiau net negalvojau jo vesti va taip į kirpyklą ar į šukavimo tą procedūrą. Bet kažkaip, man atrodo, dabar paskutiniu metu aš vis matau, kad žmonės veda į tas kirpyklas šuniukus. Ir ne tik, kad tiesiog apsikirp, bet tiesiog iššukavimui to pokailio, pavilnės pokailio, kaip jisai. Ir vien dėl to, kad jiem patiem lengviau ir šunim, kad patiem lengviau neniešti ir panašiai. Nes rėjus tai labai labai kasosi būna, pas ypač čia kakletų daug plaukų, tai sprando daliai, tai jisai labai labai kasosi, matos, niešti jam. Gal sualergizuoja po to ar kas, tai bandėm, žodžiu, pirmą kartą nuvežti į tą procedūrą. Tai pati irgi ta kirpėja sako, tai kaip čia niekad nebuvęs, nors jam jau 7 metai. Bet niekad nebuvo, sako, kaip čia sugalvojot atvesti. Bet sakau, pabandysim. Tai žodžiu, pabandėm. Tai rėjus buvo šiek tiek baikštokas, sakė, bet nieko leidosi ir viskas buvo gerai. Ir tų plaukų, kad tikrai daug ir galima šukuoti, viskas gerai, bet reikia gal dažniau pasišukuoti. Bet sakė, irgi jo pati oda jautri, tai jeigu daugiau šukuoji, tai pradeda raudonuoti oda. Tai sako, jeigu būčiau dar labiau šukavęs, tai jau gal ir kraujas būtų, tai jautresnė ta oda. Dabar pasiėmėm vakarienę kebabų. Iš tikrųjų labai seniai ir valgėm kebabus. Ir aš kažkaip labai norėjau tų kebabų vėl pasimti, paragauti. Tai suvalgėm po kebabą. Visai skanu buvo, nes Norvegijai kebabų realiai, tokių bent jau kebabų nėra, pas Norvegijoje yra kaip rūlė kebabai vadina jos, tai jie tokie ploni ir ilgi ir jų nėra, kad skrudina kaip tą lavašą čia būna paskrudina, tai ten jis minkštas, bet tik toks plonas ir ilgesnį. O rytoj važiuosim pas tėvus į Panevėžį, pabūsim porą dienų tenais. Ir po to grįšim čia, tai norim sustvarkyti kuo labiau namus čia, prasimesti daiktų, kurių tikrai nebereikia ir labiau palikti tą butą tuščią. Dar Lidl radau akciją šitų dumblių lapelių. Tai aš iš tikrųjų jos labai mėgstu. Tai nusipirkau visą dėžę. Oras tai Lietuvoje jo lyja. Šiandien visą dieną iš tikrųjų pralyjo. Dabar jau man atrodo nustojo. Kiek čia 7:30 vakaro. Bet šiaip visą dieną jo lyjo lietus. Gal rytoj bus gražiau. Tai jau ir sutemo. Ir kokias 10 vakaro. Keista, kai 10 vakaro taip tamsu, ne? Tai išėjom dabar jau pasivaikščioti. Čia Šilainiuose tas, kur gražus parkas yra. Tai iš tikrųjų vis dar gražus. Ir jis pakankamai šiaip naujas. Kada jį padarė, žiūrėk, prieš kokius 3? Nežinau, aš į darbą važiuodavau. Ai ne, palauk, mes dar prieš išsikraustymą, tai čia kokie jau 5 metai gal. Ja, gal. Nuo medžių. O žinot, mes skėčio neturim Norvegijai. Iš tikrųjų neturim skėčio ir čia... Lietus nebaisus. Čia yra, bet čia jau kažkaip, nebeimam to skėčio, nors čia nelabai ir lyja. Jeigu gal žiūrėk pliauptų, gal ir rastum tada. Tai pasidarėm jau pertraukėlę nuo visų daiktų. Man atrodo, šiandien jau nebesėdėsim nieko. Jo, paliksim, kai grįšim jau iš tėvų. Tai ir iš tikrųjų gal kam kyla klausimas, ką mes čia tam bute darom ir kodėl norim išsituštinti jį. Tai iš tikrųjų mes norim šitą butą savo parduoti ir dėl to reikia jį sutvarkyti, nes iš tikrųjų mūsų daiktų dar yra gan daug. Ir rūbų labai daug, ir šiaip daiktų, ir visko tikrai daug.
Tai bus dalis, kas vešis į Norvegiją, bus dalis, Į tą mažą butų. kas liks. Į tą mažą, čia, vėliau gal. Tai žodžiu, bus daiktų, kas liks, bus daiktų, kas važiuos, bus daiktų, kas išsimes. Tai va, dėl to norim išsituštinti tą butą kuo įmanoma labiau, kad jis būtų grinai pardavimui ir nebūtų jau su juo ką ten tvarkytis. Prastai labai miegojau.